Aklas pasimatymas. Sveiki gyvi gerbėmieji klausytojai, čia laida Aklas pasimatymas ir aš tikrai labai džiaugiuosi galėdama su jumis sveikintis po tokio ilgo laiko, po daugiau negu 7 mėnesių ir pasakyti, kad laida Aklas pasimatymas ir aš, Irma Jokštytė Stanevičienė, mes grįžtame į eterį ir toliau kalbėsime visomis temomis, kurios nėra labai lengvos, kurios nėra labai populiarios, bet jos mūsų manimų yra labai reikalingos ir jos padeda pažinti tas pusės visuomenėje, tuos sunkumus, su kuriais kasdien mes nesusidurėme. Ir šioje jubiliejinio sezono pirmoje laidoje labai džiaugiuosi galėdama jums pristatyti 2 labai svarbias koleges, dirbant šį darbą, supažindinant žmonės su socialinės atskirties problematika. Tai laidos kūrėja ir redaktorė Lina Žaltauskaitė. Sveiki, Lina. Sveiki, Irma. Ir naujoji Lietuvos negalios organizacijų forumo prezidentė Indrė Širvinskaitė. Sveiki, Indrė. Sveiki, Irma. Tai visų pirma, vasara jau baiginėjasi. Labai noriu jūsų paklausti, kokia jums buvo ši vasara ir kaip po jos pasitinkate tą darbymetį? Nežinau. Ši vasara iš tikrųjų buvo visai darbinga, tokia kaip pirma mano kadencijos kaip prezidentės vasara, tai iš tikrųjų toks birželio mėnesis įtemptas buvo ir po to ta įtampa nesibaigė, aš pat ką tik turėjau galimybę labai išskirtinę nuvykti į komandiruotę į Jungtines Amerikos valstijas, tai grįžau vakar, už vakar praktiškai galima sakyti, tai labai šviežiai esu atvykusi, tai tikrai nesijaučia, kad vasara buvo poilsio, bet tokia labai aktyvaus darbo, naujų įspūdžių ir naujų atsakomybių vasara. Ką jūs iš ten parsivežėt, gal kažkokias karštas naujienas? Naujienas greičiausiai geriausia pasižiūrėti naujienų portaluose, bet daugiausiai ką parsivežėm, nes ten vykom su kolege, tai idėjų apie įtraukų švietimą, įtraukų ugdymą ir bendrai negalios teisų organizacijų veiklą. Tai tikrai buvom susitikimuose su nemažai organizacijų, kurios atstovauja asmenims su negale ir vienyje pačius žmonės su negale. Tai tas tikrai buvo labai įkvepianti tokia patirtis, pasižiūrėti, kaip visą tai vyksta pas juos, ką tos organizacijos veikia, kaip apskritai žmonių su negale teisės ten yra užtikrinamos, nes tikrai turi ilgą istoriją, ar ne? Tai ir pasilyginti, kur mes esam, kur galėtume judėti toliau, ką galime pasiimti, kaip galėtume pasimokinti gal iš jų klaidų irgi ir ko nedaryti. Tai tas buvo tikrai labai įdomu ir įkvepia galbūt tolimesniem darbam. Ačiū labai. Lina, kaip jūsų vasara ir su kokia nuotaika jūs pasitinkate šį naująjį jubiliejinį sezoną? Vasara karšta kaip ir visiems. Lietuvoje jau dabar mes pripratom prie begaliniai didelio karščio, kuris ir džiugina ir alina. O dėl sezono pradžios tai esu nepaprastai laiminga. Labai džiaugiuosi, kad komerciniam kanale, visiškai ne valstybiniam sklaidos kanale mes galime kalbėti jautriomis temomis, kalbėti 10 metų, tai yra labai daug ir per tą 10-metį matai tą kismą, matai besikeičiančiai visuomenės požiūrį ir galvoji, kad tavo tas įnašas yra tikrai, nors ir labai atrodo mažas, bet labai svarbus. Tai tuo aš esu labai laiminga ir džiaugiuosi, kad vėl galime kalbėti su klausytojais. Tai gal dabar trumpam paklausome muzikos ir noriu pradėti temas, kurioms reikia daugiau laiko, pratęsime jas būtent po muzikinės pertraukėlės. Likite su mumis. Aklas pasimatymas. Tęsiame pokalbį laidoje Aklas pasimatymas. Šiandieną bendrauju su LNF naująja prezidente Indrė Širvinskaitė ir savo kolege laidos kūrėja Lina Žaltauskaitė. Žinote, man visuomet atrodydavo ir tikrai jutau ilgus metus bendraudamas su mūsų laidos svečiais ir aklame pasimatyme, kad kalbėti apie negalę, visuomet ypač kalbėti apie negalę taip, kad to būtų įdomu klausytis kitiems žmonėms, nėra lengva. Kaip jums atrodo, kodėl ar aš čia neteisingai jaučiu, ar jūs su tuo pačiu susidūrėte savo darbuose ir ar turite panašų pojūtį?
Iš tikrųjų geras klausimas. Man atrodo, kad Lietuvoje negalia apskritai dar yra tokia laikoma truputį nepatogia galbūt tema ir tokia galbūt nėra itin patraukli tema, nors jinai labai labai stipriai išpopuliarėjo per pastaruosius 10 metų, tai tikrai mes matome žymiai daugiau žmonių. Ar tikrai išpopuliarėjo? Ar nuoširdžiai? Ar mes kalbam dėl to, kad populiaru, ar dėl to, kad reikia? Vat klausimas, kodėl žmonės kalba, bet man atrodo visuomeniai žmonių su negalia matomumas tikrai didėja. Aišku, jis tikrai nėra pakankamas, aš manau, bet vis dar negalia turi tokį, vat aš dabar kaip galiu palyginti su Amerikos patirtimi, tai tikrai turi tokį, atrodo Lietuvoje įvaizdį vis dar tą globos ir tokį atėjusi iš tos mūsų institucinės, ar ne, sovietmečio patirties ir okupacijos, man atrodo. Tai tas vat mentaliteto pokytis tikrai, jis vyksta, bet man atrodo pakankamai lėtai ir dėl to negalia dar turi tokį pakankamai neigiamą įspūdį ir kita vertus ir visuomenė dar nėra tiek susipažinusi su žmonėmis su negalia, mes dar gyvenime nesame pratę matyti kiekvieną dieną žmogus su negalia, ten darbovietėje, švietimo įstaigoje ir panašiai ir dėl to net jeigu kažkur per televizorių matome daugiau žmonių su negalia, pirmą kartą susidūrus, atrodo toks kyla daugeliui nejaukumas, ar ne, tai kaip čia man dabar elgtis, ar man pastebėti ar nepastebėti. Tai man atrodo tas nejaukumas, anglų kalba awkwardness, toks galima pasakyti, aš esu mačięs tikrai labai gerų tokių juokingų videoklipų padarytų reklaminių būtent apie tai, kaip išvengti to tokio nejaukumo ir kaip peržengti tą ribą, kad iš tikrųjų negalia nėra kažkas, ko reikėtų bijoti. Tai man atrodo, Lietuvoje mes dabar einam tuo keliu, kai mokomės iš tikrųjų, kas yra negalia. Ir, manau, kad švietimo tema čia yra labai aktuali, nes tai yra dažniausiai pirma erdvė, pirma situacija, kai mes galime susidurti su kitais bendraamžiais, ar ne, kurie galbūt turi negalią. Taip, Lina, iš tiesų jūs 10 metų kuriate laidą su skirtingais vedėjais ir aš esu vienintelė iš aklo pasimatymo vedėjų, kuri pati turiu negalią, regos negalią. Kokį kismą jūs jautėt per šios 10 metų? Turbūt tas žvilgsnis atgal yra su tokiu ir sunkumu, bet tuo pačiu ir džiaugsmu žiūrint į ateitį. Nes pats principas, pati mintis buvo aklo pasimatymo lyg ir šmaikšti, kad kviečiam žmonės pažinti tai, kas nežinoma, susitikti su tuo, kas nematoma, nes pradžioje mes kalbėjom tik tais apie žmonių su regos negalia, pasaulį, jų supratimą, jų suvokimą, jų gyvenimą, jų iššūkius. Ir po to mes tiesiog laikui einant pamatėm, kad visiškai nesvarbu, ar žmogus turi kažkokią tai sensorinę negalią ar fizinę negalią, turbūt daug svarbiau, kaip žmogus bendrauja, ką jis daro, ką jis veikia, kaip jis jaučiasi. Ir man bedirbant 10 metų atsirado tokia, nežinau, naujadaras toksai kaip socialinė negalia. Ir aš pradėjau galvoti, kad visiškai nepriklausomai nuo, reiškiasi, ar ten aš turiu koją, ranką, ar ten matau vieną akim, ar abiem, ar visiškai nematau, daug yra svarbiau, kaip aš bendrauju, kaip aš jaučiuosi, kaip aš realizuoju save, kaip aš priimu save, kaip aš priimu kitus, kaip aš suprantu save ir kitus, kaip aš kuriu ryšius ir taip toliau. Tiesiog kaip aš gyvenu. Ir tada tiesiog labai daug atrandi žmonių su sunkumais atviroj visuomeniai, kurie neturi tos užrašytos negalios ant kažkokio popierio, bet turi tą socialinę negalę. Ir jie tikrai yra ieškantis laimės, ieškantis gyvenimo prasmės ir susiduriantys su be galo daug problemų. Lygiai tokių pačių sunkių, kaip ir žmonės turintys fizinę negalę ar kažkokią sensorinę. Tai vat, man atrodo, kad tas mūsų aklas pasimatymas ir yra skirtas tam, kad mes atkreiptumėm dėmesį vieni į kitus, kad jaustumėm daugiau empatijos, kad tiesiog atidarytumėm savo širdis ir galvotumėm, aš galiu suprasti kitą, suprask ir mane ir man vat, tokia prasme yra šitos laidos ir kažkada Irmos pasakyta vat, Irma, tavo frazė man visą laiką skamba ausyse, kad žmonės, kodėl jūs pirmiau matote negalę, o ne mane? Tai man va šitas yra antiek svarbu, kad
Matykim žmogų. Bet čia dar gali Matykim būti žmogų. ir dėl to, kaip jūs ir sakėt, kad jeigu žmogus turi kažkokį tai sunkumą, jisai stengiasi jį kažkur nukreipti dėmesį ir pamatyti, čia yra fizinė negalia ir galbūt tai leidžia man pamiršti apie mano kitas negalės ir susikoncentruoti ir pagalvoti, koks jis vargšas ir kiek aš daug turiu, bet mes nenorime, kad taip žmonės galvotų, ar ne? Mes norime, kad žmonės nelygintų savęs su turinčiais negalę, o tiesiog žiūrėtų į negalę kaip į įprastą įvairovės dalį. Kągi, dabar trumpai pasiklausykime muzikos, netrukus pratęsime pokalbį. Aklas pasimatymas. Tęsime pokalbį laidoje Aklas pasimatymas. Čia aš, Irma Jokštytė-Stanevičienė, bendrauju su savo kolegėmis, redaktorė laidos Lina Žaltauskaitė ir LNF prezidentė Indrė Širvinskaitė. Mes kalbame apie negalę, apie socialinę atskirtį ir tai, kaip kalbėti šiomis temomis lengvai. Indrė, vis dėlto LNF jūsų misija ir kaip jūs kokius savo uždavinius keliate šioje kadencijoje, kuri jau prasidėjo pavasario pabaigoje, ar ne? Tai Lietuvos negalios organizacijų forumo misija yra iš esmės vienyti Lietuvoje veikiančias nacionaliniu mastu negalios organizacijas. Tai mes turime šiuo metu jau 18 narių, kurie tos organizacijos atstovauja įvairias negalias ir įvairias negalios bendruomenės. Tai forumo misija, forumas buvo įkurtas 2001 metais, jau tikrai seniai. Misija ir yra tokia – atstovauti žmonėms su negale, atstovauti ir ginti jų teisės. Ir vienas iš pagrindinių įrankių tai yra Jungtinių žmonių asmenų su negale teisių konvencija, kurią LNF tikrai labai stipriai remiasi ir kurios įgyvendinimą stebi. Tai yra pagrindinis, toks mūsų dokumentas, kuriam, mes tikrai labai, kurio įsipareigojimo valstybės tikrai labai palaikome ir stebime jo įgyvendinimą. Kas tai yra? Tai žmonių su negale lygios galimybės įsitraukti į visas visuomenės gyvenimo sritis, tiek švietimą, tiek darbo rinką, atvirą darbo rinką pabrėšiu, nes tai yra konvencijoje labai pabrėžiama, kad žmonės su negale lygiai su kitais galėtų dalyvauti visuomenės gyvenime. Ir čia surišant su šios laidos tema, tai kad nepatirtų iš esmės tos socialinės atskirties, kas irgi savaime yra labai sudėtinga tema ir sudėtinga savoka. Jums pačiai, kuri iš tų sričių yra artimiausia, jūs buvote ir stebėsenos komisijos narė Jungtinių tautų, ar ne, ir turite daug kitos patirties ir Vilniaus universiteto negalios koordinatorė. Kurioje srityje jaučiate, kad jums lengviausia kalbėti? Aš žinoma, kad daugiausiai patirties turiu švietimo srityje, nuo kurios ir pradėjau. Tai pradėjau Vilniaus universitete dirbti su studentų su negale klausimais. Dar kai buvau studentų atstovybėje, studentų atstovė, vėliau ir dirbau universitete. Tai švietimas mano labai artima tema ir iki šiol dirbu, dabar Tūkstantmečio mokyklose, su bendruoju ugdymu, su įtraukiuoju ugdymu būtent kaip ekspertė. Tačiau ir kitos negalios temos man yra tikrai labai įdomios ir labai svarbios, tai dėl to turbūt buvo viena mano tokia motivacijų irgi tapti prezidentė, nes man galbūt kažkurio momentu nebeužteko to švietimo, nes aš tiesiog matau, kad visos teisės, ar ne, kurios yra įtvirtintos konvencijoje, yra labai tarpusavy susijusios. Mes negalim kalbėti apie švietimą, jeigu neturėsim prieinamumo, ar ne, užtikrinimo, arba ir kitų sričių. Ir viskas yra, taip labai tiek ir horizontalu, tiek ir labai daug aprėpia, tai man įdomu bendrai konvencijos įgyvendinimas. Tai kaip ir sakėte, aš tarp kitko ir pačiame komitete Ženevoje atlikau praktiką, taip pat ir esu lygių galimybių kontrolieriaus tarnyboje veikiančios komisijos, kuris stebi konvencijos įgyvendinimą narė. Tai man yra įdomu apskritai bendraja prasme žmonių su negale teisės. Bet žinoma, švietimas vis tiek lieka tokia artimiausia širdies tema. Kaip jūs ir sakėt, nuo to švietimo daug kas labai prasideda, taip, ar ne? Taip. Iš tiesų,
Lietuvos negalios organizacijų forumas yra tikrai laidos Aklas pasimatymas didžiulis partneris ir mes dar ne kartą, manau, šį sezoną susitiksime su LNF kolegomis. Aš labai kviečiu, labai raginu klausytojus, jeigu jūs tikrai norite sužinoti, ką reiškia kalbėti apie negalę lengvai ir jeigu dar to nepajutote mūsų laidose, jūs tikrai galite užsukti į LNF YouTube puslapį ir ten yra nuostabių video siužetų, kuriuose, paprasčiau apie šios nepaprastus dalykus neįmanoma turbūt pakalbėti. Ar jūs sutinkat, Lina, su manim? Tikrai taip. Tikrai taip. Kągi, tai mes linkime jums didžiausios sėkmės šioje naujoje kadencijoje. Mes visą laiką su jumis bendrausim. Raginame taip pat bendrauti ir savo atsiliepimus, ir savo klausimus kelti ir klausytojams, ir mūsų Facebook puslapyje Aklas pasimatymas. Ir tikrai dar iš Indrės ir iš kitų LNF bendradarbių išgirsime naujienų. Geros kadencijos, Indrė. Ačiū. Aš Irma dar noriu, palinkėdama taip pat Indrei sėkmės, noriu tiesiog klausytojams pasakyti tokį dalyką, kad Aklas pasimatymas tiesiog praskleidė savo sparnus ir mes šiemet taip pat norėdami, kad ne tik mus girdėtumėt, bet ir matytumėt, tai Alfa LT reiškiasi kanale sklaidos, mes rodysime video susitikimus su mūsų herojais, su mūsų laidų herojais, su žmonėmis, kurie nugalėjo, priėmė save, nugalėjo savo negalę ir kuria, ieško, prasmina savo gyvenimą ir tiesiog bus susitikimai su žmonėmis, iš kurių mes galėsime mokytis gyventi. Tai yra labai svarbu ir labai gerai, Lina, kad apie tai priminėte. Iš tiesų, alfa.lt portale susitikimai, kaip dažnai tie susitikimai vyks, ar mes galime jau atskleisti, ar dar taip pat? Galime atskleisti, nuo rugsėjo mėnesio vyks po 2 video siužetus kas mėnesį. Tai dabar pasiklausykime su šia džiugia nata muzikos ir po jos mes jums dar pristatysime savo vieną naują kolegę. Likite su mumis. Aklas pasimatymas. Tęsėme pokalbį laidoje Aklas pasimatymas ir, kaip ir žadėjau, noriu visiems klausytojams pristatyti mūsų šio jubiliejinio sezono didžiąją naujieną. Dar viena kolegė, Miglė Baltrūnaitė, kuri yra viešosios įstaigos informacijos kaupimo ir sklaidos centras direktorė. Ir mums svarbiausia bus Miglės darbe tai, kad ji leis parengti trumpasias žinias lengvai suprantama kalba. Bet, miela Miglė, jūsų įstaigos pavadinimas nėra lengvai suprantama kalba. Ką tai galėtų reikšti? Sveiki. Tai aš į įstaigą jau atėjau, jinai tokia buvo susikūrusi, aš jos pati neįkūriau, tai tas pavadinimas jau toks, koks yra ir jis iš tiesų labai sudėtingas. Turbūt buvo bandoma apimti viską, ką norima padaryti šitoj būtent, ar ne, šitoj įstaigai. Tai ką mes ten darom, dabar pagrindė ir dirbam iš tiesų su tą informaciją, ar ne, bandom adaptuoti ją lengvai suprantama kalba, veda mokymus kažkokius, bandom informuoti, ar ne, visuomenę, žmonės, kad yra tokia lengvai suprantama kalba, kad jinai atsiradus ir kad, žodžiu, kas gali būti ta tikslinė grupė, ar ne, kam būtų naudinga tokia informacija parengta lengvai suprantama kalba. Tai čia turbūt tas visas pavadinimas ir taip išsivelka iš esmės vis tiek apie tą informaciją, ar ne, tokią. Ir apie informacijos sklaidą, taip. Lina, tai yra dar viena jūsų idėja, kuri, manau, tikrai labai papildys Aklą pasimatymą ir visą mūsų misiją. Papasakokit, koks šios idėjos tikslas ir kas norėtumėte, kad įvyktų? Žinot, aš ir džiaugiuosi ir jaudinuosi, nes tai idėja, kuri gimst eigoje. Mes tiesiog visos stengsimės ją padaryti kuo geriau, o idėja gimė tiesiog turbūt prieš metus, pagalvojus, kad kodėl nėra Lietuvoje žinių lengvai suprantama kalba. Kad yra labai daug žmonių turinčių intelekto sutrikimus,
tačiau jiems informacijos suprantamos nėra. Ir aš tiesiog pradėjau domėtis ir labai džiaugsmingai nustebau, kad Latvijai tą turi, o Lietuvoje niekur, nei kelių minučių per visą savaitę jokių žinių žmonėms nesuteikia. Tai kažkaip tai man pasirodė toks akmens amžius mūsų sklaidos prasme ir sklaidos viešinimo srityje ir taip toliau. Tai todėl kažkaip pagalvojau, kodėl negalėtų atsirasti aklo pasimatymo rėmuose žinios lengvai suprantama kalba. Ir labai džiugu, kad atsirado Miglė, kuri mums padės tą žinias kurti, mūsų parengtą informaciją paversti lengvai suprantamą kalbą ir tikrai labai tikiuosi, kad labai dideliai daliai žmonių tai bus naudinga. Ir gimė gražus pavadinimas žinios lengvai. Tikrai taip. Ir aišku, dar už tą iniciatyvą mes labai esame dėkingi savo rėmėjui, kurio iniciatyva galime rengti šias laidas, tai yra bendrovė Telia, kuri žinias lengvai rems. Ir dar į ką labai norėčiau atkreipti dėmesį, kad ne tik intelekto negalią turintiems žmonėms yra svarbu, nors kažkiek gauti informacijos ir kuo daugiau jos gauti lengvai suprantama kalba, bet Miglė man papasako, kad tokia informacija yra reikalinga labai nemažai grupių. Miglė, gal galėtumėt pavardinti? Taip. Tai iš esmės turbūt Lietuvoje mes dažniausiai ir kalbam, ar ne, kad tokia informacija gali padėti, ar ne, daugiausiai asmenims su intelekto negalia, ar ne, daugiau suprasti, ar ne, prieinama tapti tam tikri, ar ne, dalykai, objektai, visas, ar ne, nežinau, gyvenimas. Bet iš tiesų į tas tikslinės grupės, ar ne, tiek pasaulyje, tiek Europoje tikrai yra kalbama, kad yra daug daugiau žmonių, kam jinai gali būti naudinga. Tai tarkim, senyvo amžiaus žmonės, kurie, ar ne, galbūt turi demenciją, tai reiškia, kad praranda kažkokius tai įgūdžius, ar ne, ar gebėjimus, galbūt įsisavinti informaciją, ar ne, atsiminti informaciją. Taip pat iš užsienio atvykę žmonės, ar ne, kurių gimtoji kalba nėra lietuvių kalba, ar ne, tai pradmenys, kai jie tik pradeda mokytis, iš esmės atitiktų ten, pavyzdžiui, A1 lygis, tai būtų kaip tik tie žodžiai, kurie, ar ne, paprasčiausiai yra vartojami ir lengvai suprantamoji kalboje. Taip pat yra kalbama, kad ir vaikams, ar ne, tai tinka. Tik tai turbūt, jeigu kalbam apie vaikus, tai būtų vis tiek šiek tiek jau kitoks, nežinau, ten, kadangi lengvai suprantama kalba, radijoje to nebus, bet įprastai tekste būna ir iliustracijos. Tai, pavyzdžiui, vaikams jau turbūt, vis tiek keistųsi ir iliustracijos, ar ne, arba tie patys žodžiai galbūt galėtų būti šiek tiek jau kitokie naudojami negu suaugusiems, bet į tą tikslinę grupę tikrai jie yra įtraukiami, ar ne? Ir iš esmės visi žmonės, kurie susiduria su kažkokiais sunkumais suprantant tą informaciją, ar ne, jau taip neapibrėžiant konkrečiai kategorijom kažkokiom, bet tiesiog, kam yra šiek tiek ar sudėtingiau, ar ne, reikia kažkokios pagalbos, paprastesnių žodžių, ar ne, sudėtingiau įsisavinti tą informaciją, tai jinai ir yra tam reikalinga, skirta kaip tokia. Tikrai taip ir aš beprotiškai džiaugiuosi ir didžiuojuosi, kad aklas pasimatymas bus pirmieji, kurie žengsime tą žingsnį ir mokysimės kartu. Dabar dar trumpai pasiklausome muzikos, po jos vėl pratęsime pokalbį. Aklas pasimatymas. Tęsime pokalbį laidoje Aklas pasimatymas. Šiandieną mūsų pirmoje jubiliejinio sezono laidoje bendrauju su savo kolegėmis Miglė Baltrūnaitė ir Lina Žaltauskaitė. Mes kalbame apie naujoves, kurios suskambės laidoje Aklas pasimatymas, ir tai yra žinios lengvai. Žinios, kurias rengsime lengvai suprantama kalba, pasistengsime supažindinti savo klausytojus su svarbiausiomis savaitės naujienomis. Dėl to dar kartą primenu gerbiamiems mūsų klausytojams, kad yra labai svarbu užsukti į mūsų Facebook puslapį Aklas pasimatymas ir taip pat YouTube kanalą Aklas pasimatymas ir paprenumeruoti mus ir dalintis su visais, kam tokios žinios galėtų būti aktualios, taip pat komentuoti, kokių naujienų jums reikia labiau, ir mes pasistengsime kuo daugiau to atgalinio ryšio susirinkti iš jūsų, tad kviečiame tikrai būti aktyviais ir dalintis su tuo, kam ši informacija yra aktuali. Miglė, dar kalbant apie pačią lengvai suprantamą kalbą, tai turbūt, mums daugeliui
gali būti kažkokia šiek tiek mistika. Kaip jums pačiai, galbūt jau, žinot, kaip atsiranda profesinis įgūdis tikrinti, kuri kalba yra lengvai suprantama, kuri nėra lengvai suprantama. Kaip atskiriama, kaip vyksta pats lengvai suprantama kalba informacijos adaptavimas? Tai čia turbūt dabar taip trumpai galvoju papasakoti iš esmės, kas yra ta lengvai suprantama kalba, ar ne? Tai ją iš tiesų apima ganėtinai daug tokių aspektų, jeigu tu pradėtum skaityti gairės, kurias mes turime, ar ne? Tai čia dar vienas džiugus dalykas, kad yra tokios tarptautinės gairės, kur yra, ar ne, tokie bendriniai dalykai parašyti, kas, iš ko galima atskirti, ne? Taip, jeigu paimi tekstą, aš pirmą kartą, kai pamačiau tekstą lengvai suprantama kalba, kas krito akį, ar ne? Atsiranda iliustracijos kažkokios, didelės raidės, didesni tarpai, atrodo trumpi sakiniai galbūt, kažkokia kitokia šiek tiek struktūra sudėliotas tekstas. Tai čia taip atrodo, šiek tiek galbūt, net ne šiek tiek neįprastai, ar ne, mūsų akiai, kai mes esame įpratę skaityti tiesiog tokį vientisą, ar ne, tekstą. Tai Lietuvoje, ar ne, 21 metais buvo sukurtas, Vilniaus universitetas sukūrė gairės būtent skirtas lietuvių kalbai. Tos gairės yra tikrai labai didelės, jeigu kažkas, kas klauso, bus įdomu pasižiūrėti, ten tikrai yra parašyta daug specifinių dalykų, būtent pritaikant lietuvių kalbai, ar ne, kas padėtų sakinius lengviau sujungti, kaip jie galėtų atrodyti, ar ne, kokie laikai naudojami, kad žmogui būtų tai šiek tiek paprasčiau suprasti, ar ne, ką mes sakome. Tai taip ir vyksta iš esmės tas procesas, mes gauname tekstą ir kažkokią informaciją, įvairią informaciją. Mintis yra, kad mes galėtume pritaikyti bet ką, ar ne, pabiški turbūt mes ieškom būdų pritaikyti skirtingas sritis. Mes gaunam tekstą, ar ne, mums įprastą tekstą ir tada bandom jį adaptuoti, ar ne, pritaikyti tą lengvai suprantamą kalbą. Tai aš pati irgi remiuosi tomis gairėmis, ar ne, kurios yra būtent tos lietuvių kalbos gairės. Ten koks nors, aš taip įsivaizduoju, tomas kelių šimtų puslapių, ar ne? Nėra tomas kelių šimtų puslapių, ten jos nėra mažos, bet ten yra gal 80-90 puslapių, bijau sumeluoti, bet ten yra tikrai labai gerai pateikti ir pavyzdžiai, net tiesiog parašyta, kad turi daryti taip ir taip, bet realiai lietuviški sakiniai. Miglė, ar galit kokį nors pavyzdį pasakyti, lengvai suprantama kalba? Išverskite, ką mes čia kalbam. Tai pavyzdžiui, yra kviečiama ar ne naudoti, rekomenduojama naudoti paprastus ar ne laikus. Gal ten yra skirtingi lygiai. Čia dabar, jeigu prasiplėsiu, tai bus labai ilgai, ar ne, nes lengvai suprantamos kalbos yra ne vienas, o 3 skirtingi lygiai iš esmės, skirti tiesiog jie skiriasi šiek tiek savo adaptavimo lygio. Pavyzdžiui, pirmas lygis jis yra jau labai labai super supaprastintas, tuo atveju trečias lygis jau yra mažiausiai supaprastintas. O kurį mes naudosim čia savo žiniose? Antrą lygį, dažniausiai mes pasirenkam antrą lygį, dabar savivaldybės irgi daugiausiai prisitaiko savo nekintančią informaciją, visi tai daro antrų lygių, ar ne, nes tai yra apibrėžta jau ir įstatymą, kas labai džiugu, nes iki to laiko lengvai suprantama kalba buvo toks plaukiantis šiek tiek dalykas, kažkas žino, kažkas nežino, kažkas galvoja, gal reikia, gal nereikia. Ir dabar nuo 24 metų jinai taip oficialiai atsirado tas terminas jau taip įdėtas į įstatymą, ar ne? O man dabar tiesiog kilo klausimas. Mūsų laidos pavadinimas Aklas pasimatymas yra suprantamas, ar jį reikėtų versti į lengvai suprantamą kalbą ar ne? Dažnai nesupranta svečiai iš praktikos. Tai jeigu nesupranta jau svečiai iš praktikos, tai gali būti, kad reikėtų kažką kitaip padaryti. Čia turbūt, kas yra labai svarbu lengvai suprantamos kalbos tekstų rengimo procese, kad visada dalyvauja ir asmenys, ar ne, šiuo atveju Lietuvoje dažniausiai tiek aš pati su intelekto negalia, ar ne, mes vertinam tos tekstus. Tai aš pati dažniausiai negaliu teikti, ar tai būtų tikrai lengva ar ne. Aš pritaikydama tos įgūdžių žinias, kurias aš turiu, aš pabandau tekstą parengti paprasčiau, ar ne, pasirenkat kažkokius paprastesnius žodžius, trumpesnius žodžius, sakinius šiek tiek kitaip, ar ne, sustruktūruoti, nežinau, jeigu ten mes sakytume, namas buvo nupirktas tėčio, ar ne, mes galim pasakyti, tėtis nupirko namą ir bus labai aišku, ar ne. Tai apkeisti kažką, padėlioti taip, kad tai būtų tikrai aiškiau žmogui. Ir tada tas tekstas keliauja pas, mes taip vadinam, patirties ekspertus, anksčiau būdavo ir vertintojai jie vadinami, ir tikrintojai, tai patirties ekspertai yra asmenys su intelekto negalia, kurie perskaito tą tekstą, ar ne, ir mes skaitom jį kartu, ir jie būtent suteikia informaciją prieš išleidžiant tą tekstą, ar jis yra aiškus ar ne. Aš užduodu tam tikrus klausimus,
nežinau, ką matote paveikslėlyje, ar ne? Geriausia tai yra tokie klausimai, kur labai konkrečiai sužinosim, nes jeigu užduosim klausimą ar, tai tiesiog gausim. Taip, ne? Taip, ne. Jo, nieko nepasakys. Bet tai yra tikrai labai labai svarbi proceso dalis. Iš esmės, tekstas kaip ir turi būti būtinai įvertintas, ar ne, tikslinės auditorijos, kuris skaitys ir tada, kai jie suteikia komentarus, tekstą aš peržiūriu dar kartą ir arba aš, arba kiti ekspertai, kurie rengia, ar ne, tekstus lengvai suprantama kalba ir tada jis yra taisomas pagal tos komentarus būtent dar atsižvelgiant. Tai visada, kai klausia, ar būtų aišku, aš kartais taip tiesiog susilaikau nuo komentaro, nes aš nežinau, gali būti, kad ateis žmogus ir sakys, super, viskas aišku. Tai gerbiami klausytojai, labai svarbu, kad ir jūs įsijungtumėte į tą procesą, komentuotumėte ir sakytumėte, kas jums mūsų laidose aišku, kas nelabai aišku. Mes siekiame, kad susikalbėtumėme kuo aiškiau ir kuo tiksliau ir kad tos informacijos lengvai suprantamos mūsų aplinkoje daugėtų. Kągi ir dabar artėja tas momentas, kai mes išgirsime žinias lengvai suprantama kalba, pirmasias žinias Lietuvoje, žinias lengvai. Aš dėkoju savo kolegiams ir kviečiu klausytojus į aklą pasimatymą sugrįžti kitą trečiadienį 19 val. Iki. Viso geriausio. Radio laidą Aklas pasimatymas remia Medijų rėmimo fondas. Laidą rengia Irma Jokštytė Stanevičienė ir Lina Žaltauskaitė. Laida įrašyta PAM Studio.